Lukšų vyrai yra vyrų bendruomenė, didžiąja dalim virtuali, kuri atsirado 2020. Ir pats žiūrėjau, prieš porą savaičių mūsų buvo 1800, prieš šitą interviu aš pasižiūrėjau, jau yra 2044 šiam momentui konkrečiam. Tai yra vyrai, kuriem pradžiai, kurie yra nepatenkinti tuo, kas vyksta su jų gyvenimu, su jų asmeniniu gyvenimu. Nori keisti savo vidų ir tada jau keisti, kas vyksta aplinkui. Mes supratom per keletą stovyklų, kad pokyčiai gyvenime jie prasideda nuo savo vidaus keitimo. Ir tada galima eiti, pradžioje susitvarkai savo miegamąjį, tada eini į kitus kambarius tvarkyti, tada gali laiptinę išvalyti, keisti ir augti ir dalintis. Bet pradžiai, čia viską reikia sutvarkyti, susitaikyti su savim, priimti save, pradėti skirti laiko savo ir save mylėti. Ir tada tos pačius dalykus galima nešti išorę. Tai Lukšų vyrai realiai pats pavadinimas jisai atsirado leidus tą vardą, tai atsingiau pavardę naudoti Kęstučiui Lukšai, aš prašiau jo sesės Dalios Mackevičienės. Tai yra 5 broliai Lukšos, kurie buvo arba partizanai, arba buvo ryšininkai, arba buvo rėmėjai partizanų. Jų nebėra, visuomenė puikiai žino Juozą Lukšą. Ir siekiant, kad ta pavardė jinai išliktų ir garsinti ir tos vertybės išliktų, kuriom gyveno šita šeima nuostabi, tai atsirado Lukšų vyrai ir mes gyvenam tais pačiais principais, bandom gyventi tais pačiais, mokomės gyventi tais pačiais principais. Tai atsirado po gerų duobių tokių mano gyvenime, kai uždavinėjau klausimus savo, kam aš gyvenu, kodėl aš esu, koks tikslas visko, ir buvo minčių apie savižudybę, ir ne vieną kartą. Ir tada atsikėliau ir nutariau, kad reikia kažkaip tai susigrąžinti tai, ko aš nebeturiu vyriškumo. Aš pradėjau verkti dėl kiekvienos situacijos, pradėjau nebekovoti dėl to, kas aš esu, kuo noriu būti. Aš nustojau svajoti, nustojau siekti kažko tai. Tada nutariau, kad tiek vienam tai yra sunku daryti. Tai nutariau, kad reikia turėti šalia savęs kitus, panašius, kuriem irgi skauda, nes kiekvienas praeinam per tos dalykus ir paprasčiausiai skiriasi pavardės ir pinigų sumas. Kaip sakau, kiekviena problema turi tik skirtingą pavardę ir pinigų sumą, o viskas yra universalu. Ir tada pradėjom tas toks supratimas, kad reikia burtis į vyrų ratus ir kalbėti, ir ne tik prie alaus, bet šiaip kalbėtis ne apie mašinas, futbolą ar krepšinį, bet apie tai, kas vyksta mūsų viduje, daryti vyrų praktikas ir keistis kartu. Tai tas noras ir pagimdė tą judėjimą. Tai gyvas organizmas, kur kiekvieną dieną kažkas tai vyksta, kiekvieną dieną kažkas keičiasi, žmogus vieną dieną vienoks, bangavimas yra skirtingas ir pas visus žmonės. Tai šitaip ir atsirado Lukšų vyrai. Šitą dalyką, tai iš viso, kodėl vilkai, jisai atėjo natūraliai. Taip pat kaip Lukšų vyrai pavadinimas, jisai pradžioje buvo tos grupės visai kitoks, buvo vyrai plus 5 valandos klubas. Ir kai užaugom iki to, kad norėjom logotipo, aš kalbėjau su Vyteniu Petrusevičium, sako, apšiausiai per didelis, per ilgas pavadinimas, reikia kito. Ir tada taip organiškai atsirado Lukšų vyrai. Gavau leidimą iš Kęstučio ir atsirado Lukšų vyrai. Lygiai taip pat su vilkais. Kažkaip pas mane gyvenime paskutiniu laiku vis atsirasdavo tie vilkai. Geležinio vilko brigada, Vilnius, geležinis vilkas, dar kažkas tai. Ir atsirado ir kažkaip kalbėdavau su vyrais, išrašinėdavau video ir būdavo, kad mes vilkai, mes vyrai, mes tas. Ir realiai tai šiemet pačiam atėjo supratimas, kodėl. Todėl, kad brolių Lukšų mama buvo vilkaitė. Tai mes esam Lukšos, Lukšai vyrai ir sekanti karta giliau, jau kabinant, jau žiūrint giliau į istoriją, vilkai. Dar galbūt pasiknysim, dar atrasim kažką, tai taip pat kaip ir mes. Kiekvienas turim vardą ir pavardę, bet po to yra
visa genetika, visa istorija, protėviai, kovotojai, riteriai. Nereikia žiūrėti tik tai vieną kartą atgal. Mes esam, jeigu mes tokie, jau vien tai, kad gimimo procese iš milijonų spermatozoidų vienas buvo nugalėtojas, o dar tenai kiek išgyveno per karus, per nepriteklius, per tą, tai mes visi esam nugalėtojai. Mes turim nuostabią moterį, Renatą, kuri žino Lietuvoje daugiausiai apie vilkus. Tai yra, turbūt mūsų organizacijoje viena oficiali moteris, kuri, vilkiausia iš mūsų turbūt, savo vidum, savo gyvenimu, kiek vilkų yra joje. Tai jinai pasakoja, kur mes susiformavę buvom, koks tas vilkas yra, tas kvailas, kuris prišalo uodegą eketėjai, nes lapė atsakė, kad įmerk uodegą ir prikip žuviestą. Visiškai ne taip. 3 mėnesių vilkiukas, jis yra ženkliai protingesnis už bet kokį suaugusį dresiruotą šunį. Ir visi kiti dalykai. Ir dėl to negalima prisijaukinti vilkų. Nes jeigu mes prisijaukinsim vilkus, mes būsim jų gaujos nariai, kaip žmonės, bet mes būsim kvailesni, lėtesni ir nemokantis medžioti. Tai vilkai. Bandom, judam link vilkų. Tai matot mane su raudonais marškinėliais, tai 2022 yra raudoni metai, kiti metai 2-3 bus žali ir 2-4 bus geltoni. Taip mes surinksim trispalvę ir toj vietoj bus rotacija, kai būna kariuomeniai, kas 3 metus keičiasi. Tai aš kažkam atiduosiu vėliavą Juozo Lukšos, tai Lukšų vyrų vėliavą. Kažkas perims iš manęs, jaunesnis, stipresnis, varižlesnis, kitas alfa vilkas. Perims vėliavą ir tęs tą dalyką. Tai čia yra vienas toks etapas vizijos, tai čia stovyklos, stalių dirbtuvės, kurias darom su Plechavičiaus kadetais, su Plechavičiaus licėjum, generolo Plechavičiaus licėjum. Dar yra idėjų, kad atsiras Lukšų ir galbūt kitos kompanijos. Dabar tik tai man šiandien gimė idėja, kad bus dirbtuvės, kur vyrai galės po darbo, kada tos dirbtuvės nenaudojamos, susirinkti ir tvarkyti savo automobilius, tuo pačiu gerti arbatą ir kalbėti apie dalykus, kurie jiem yra aktualūs, skaudus. Bus dar kiti dalykai, dabar viskas vyksta Kaune, galbūt išsiplėsim ir bus kituose miestuose, jeigu atsiras žmonių, kurie gali tai atsistoti, pasakyti, kad aš tai darysiu, aš prisimu atsakomybę. Tas yra mano supratimo vyriškumas, kai atsistoji ir sakai, aš prisimu atsakomybę. Už viską. Už savo gyvenimą, už savo vaikų gyvenimą, už savo šeimos gyvenimą ir tada vėl taip pat kaip sutvarkymu tas pats irgi atsakomybė, jinai plečiasi. Tai čia vienas etapas, tai 3 spalvės susirinksiu, turėsiu 3 spalvų marškinėlius ir jau baigsiu tą etapą. Ir kitas tai yra erdvė, aš turiu numatęs, kur tai turėtų būti. Ir greičiausiai artėjančios stovyklos metu, čia bus vilkų ir vilkiukų žiema 2, vasario 12-15. Jos metu aš kalbėsiu su vienu žmogum, kad ar mes išsinuomotumėm arba įsigytumėm tą žemę. Ir toj vietoj turėtų atsirasti erdvė, kur vyks stovyklos, kur vyks pasibuvimai ir statysim jurtą ir į tą vietą galės atvažiuoti vyrai bet kada, kai eis savo šešėlių slėnį. Nes aš žinau, kas tai yra. Aš žinau, kaip yra sunku būti vienam, kai nebesinori gyventi. Tai ten bus vieta, kai tą etapą bus galima prabūti tarp kitų vyrų. Su kirviu, su pjūklu, su kastuvu, su ekete, su šaltu vandeniu, su praktikom, su kitais broliais, kuriem nėra nusispjauti, kaip tu gyveni ir ką tu darai.